Tai tiesiog neįtikėtina. Aš eisiu ten ir pagausiu nuostabių žuvų. O dieve, tas vaikinas ką tik įkrito. Oi. Toima! Yra miestų, kurie akimirksniu tarsi prarijo žemė. Judri sankryža Japonijoje staiga dingo prieš pat rytą. Amerikoje milijonus dolerių kainuojantys sportiniai automobiliai buvo praryti žemės, kai muziejus buvo uždarytas. Dar baisiau tai, kad daugelis šių smegduobių ilgą laiką formuojasi po žeme be jokio perspėjimo. Šiame vaizdo įraše apžvelgsime keletą didžiausių smegduobių pasaulyje, kurios tiesioginė prasme prarijo kelius, pastatus ir ištisas miestų dalis. Prieš pradėdami, paspauskite patinka ir užsiprenumeruokite šį vaizdo įrašą. Tai labai svarbu mums, turinio kūrėjams. Ačiū, o dabar pradėkime. Nacionalinis Corvette muziejus Bowling Grine, Kentukyje. 2014 m. vasario 12 paryčiais nacionalinio Corvette muziejaus viduje Bowling Grine buvo tylu. Ten buvo eksponuojami kai kurie svarbiausi Corvette automobiliai Amerikos istorijoje – riboto leidimo prototipai. Ir istoriniai modeliai, kurie tokie reti, kad juos beveik neįmanoma pakeisti. Tačiau kai muziejus buvo uždarytas, įvyko kažkas netikėto. Pagal muziejaus pačios paskelbtą saugumo kamerų įrašą, grindys po parodų sale pamažu pradėjo trūkinėti. Vos per kelias sekundės betono grindys neatlaikė ir atsivėrė milžiniška smegduobė. Pasak muziejaus pareigūnų, bendra paveiktų automobilių vertė viršyje $1 milijoną. Tarp jų buvo milijonasis kada nors pagamintas Corvette ir keli reti prototipai. Tai beveik nepakeičiami automobiliai. Tyrėjai nustatė, kad ši vieta yra vadinamojo karstinio reljefo viršuje. Tai reiškia, kad po žeme yra daug kalkakmenio, kuris lengvai tirpsta, kai ilgą laiką veikiamas požeminio vandens. Per daugelį metų po muziejumi pamažu susidarė ertmė, kol žemė nebegalėjo atlaikyti viršuje esančio svorio. Po incidento kai kurie Corvette automobiliai buvo restauruoti, tačiau kai kurie liko sudaužyti. Kaip parodos dalis, iki šiol tai vis dar yra viena lankomiausių muziejaus atrakcijų. Fukuoka, Japonija, 2016 m. lapkričio 8. Apie 5 valandą ryto Fukuokos mieste, netoli Hakata stoties, vieno iš judriausių transporto mazgų pietų Japonijoje, staiga įgriuvo didelė kelio dalis. Per kelias minutės visas 5 juostų sankryžos ruožas buvo prarytas milžiniškos smegduobės. Pasak Japonijos žiniasklaidos pranešimų ir tokių šaltinių kaip Reuters bei BBC, tuo metu duobės ilgis siekia beveik 30 metrų, o gylis apie 15 metrų. Sprogo vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžiai, todėl duobė greitai prisipildė vandens. Kai kuriuose teritorijos dalyse taip pat dingo elektra, o dujų ryšių linijos buvo paveiktos. Plačiai paplitusiame vaizdo įraše matyti, kad miesto centre atrodo lyg būtų didžiulis sprogimo krateris. Kai kurie pastatai šalia smegduobės šiek tiek pajudėjo, todėl gyventojai labai išsigando. Dėl to kilo baimė, kad gali įvykti dar vienas griūtis. Pasak miesto pareigūnų, incidentas galimai susijęs su požeminio metro statybos projektu po šia vieta. Kasant vykdant kasinėjimus požeminio tunelio sistemos plėtrai, galėjo susilpnėti žemės paviršiaus atrama. Daugelį šalių nustebino tai, taip greitai Japonija sutvarkė visą teritoriją. Remonto brigados dirbo beveik 24 valandas be pertraukos. Beveik 24 valandas be pertraukos dirbo brigados. Tūkstančiai kubinių metrų žemės ir betono buvo naudojami, tuo pačiu metu taisant požeminės komunikacijas. Pagal oficialius miesto valdžios pareiškimus, kelio eismą buvo planuota atkurti vos per 1 savaitę. Vieta, kurią tarsi prarijo žemė, greitai sugrįžo į normalią būseną, lyg nieko nebūtų nutikę. Dėl to daugelis tarptautinių žiniasklaidos priemonių dėmesį skyrė ne tik nelaimiai, bet ir Japonijos rekonstrukcijos pastangų greičiui. Tačiau šis incidentas taip pat parodė vieną svarbią realybę. Nesvarbu, koks modernus būtų miestas, po žeme slypi pavojai, kurių lengvai nepastebėsi. Ir kartais problema formuojasi dešimtmečius ar net šimtmečius, kol galiausiai žemė viršuje sugriūva. Daugelis pasaulio smegduobių yra susijusios su natūraliu klinties erozijos procesu. Tačiau kai kurias jų dar labiau pablogina žmogaus veikla, tokia kaip kasyba, per didelis požeminio vandens išgavimas ir dideli statybos projektai. Paprasčiau tariant, ne visos nelaimės įvyksta žemės paviršiuje. Kartais jos tyliai formuojasi po mumis, kol žmonės viršuje gyvena įprastą gyvenimą. Puebla, Meksika, 2021.
Ramioje pievoje netoli Puebla, centrinėje Meksikoje, vienas ūkininkas pastebėjo nedidelį žemės įdubimą savo lauko viduryje. Iš pradžių tai atrodė kaip paprasta duobė, kelių metrų pločio, tačiau bėgant valandoms ji vis didėjo. Kitą dieną ji buvo dar gilesnė. Pasak Reuters ir kitų tarptautinių žiniasklaidos priemonių pranešimų tuo metu, Santa Marijos Sakatepeko rajone, Puebla valstijoje, smegduobė sparčiai plėtėsi. Drono vaizdo įrašai parodė, kaip greitai ji didėjo, kai žemė toliau griuvo pakraščiuose. Dar labiau neramina tai, kad šalia smegduobės stovėjo namas. Meksikos valdžios institucijų ir geologų teigimu, incidentas galėjo būti susijęs su pernelyg dideliu požeminio vandens išgavimu regione. Kai iš požemio paimama per daug vandens lygis nukrenta ir po teritoriją esančiuose nuosėdiniuose bei vulkaniniuose dirvožemiuose gali atsirasti nestabilumas. Tai yra viena iš ilgalaikių problemų, su kuriomis susiduria Meksikas. Kai kurios miesto dalys kasmet toliau grimsta dėl požeminio vandens išeikvojimo. Pueblos smegduobėje jį toliau plėtėsi, kol pasiekė daugiau nei 100 metrų plotį, prieš galutinai stabilizuodamasi. Dabar buvusi dirbama žemė atrodo kaip mažas ežeras. Gvatemala 2010. Kai staiga prasivėrė žemė gyvenamajame rajone Gvatemalos mieste, tai nebuvo įprasta nuošliauža ar paprastas kelio griūtis. Atsirado beveik tobulas apskritas skylė, einanti tiesiai žemyn. Pasak Gvatemalos oficialios nelaimių agentūros bei Associated Press ir BBC pranešimų tuo metu, duobės gylis buvo apie 100 metrų, o plotis apie 18 metrų. Dėl itin tvarkingos smegduobės išvaizdos daugelis žmonių internete manė, kad oro nuotraukos yra redaguotos arba netikros. Tačiau tai tiesa. Ir vos per kelias sekundės skyliai prarijo daugiaaukštį pastatą ir vieną namą. Jie tiesiog krito žemyn, kol beveik nebesimatė iš viršaus. Pasak geologų, Gvatemalos miesto geologija yra išskirtinė. Daugelis jo dalių stovi ant vulkaninės pemzos. Tai lengva, bet lengvai eroduojama medžiaga iš senovinės vulkaninės vietovės. Po miestų yra seni ir kartais pažeisti kanalizacijos bei drenažo tinklai. Kai vanduo iš vamzdžių nuteka, jis pamažu ardo vulkaninį dirvožemį po žeme, kol susidaro ertmė. O kai po apačia susidaro per didelę tuštumą, paviršius staiga įgriūva. Tai dar labiau pablogino stiprus lietus, kurį upnešė tropinė audra Agata, smogusi Centrinei Amerikai likus kelioms dienoms iki įgriūties. Dėl itin gausaus lietaus dar labiau susilpnėjo žemės atrama apačioje. Dar labiau neramina tai, kad tai nebuvo pirmas kartas, kai taip nutiko Gvatemalos mieste. 2007 metais beveik toks pats smegduobė taip pat atsivėrė kitoje miesto dalyje. Po to, kai kurie geologai jau įspėjo apie miesto požeminės infrastruktūros būklę. Tačiau, pasak kai kurių ataskaitų ir interviu, pasirodžiusių po 2010 metų nelaimės, daugelis rekomendacijų nebuvo iš karto įgyvendintos. Todėl, kai po kelių metų įvyko dar gėlas griūtis, pokalbiai apie senoją kanalizacijos sistemą ir miesto priežiūrą Gvatemalos mieste tapo daug rimtesni. Batagaikos krateris, Rusija. Nutolusioje Jakutijos srityje Rusijoje yra milžiniškas krateris, žinomas kaip Batagaika. Kai kurie žmonės jį vadina vartais į požemio pasaulį ir nuo 1960-ųjų jis nuolat didėja. Jis nesusiformavo per vieną naktį, kaip kitos smegduobės. Remiantis Rusijos ir tarptautinių klimato tyrimų mokslininkų tyrimais, problema prasidėjo po to, kai Sovietų Sąjungos laikais buvo iškirsta didelė dalis miško šioje teritorijoje. Dingo natūralus pavėsis, kuris padėdavo išlaikyti įšalą po žemę užšalusį. O kai sugriūva, daugiau įšalusios žemės atsiduria atviroje vietoje ir ją pasiekia šiltesnis oras. Dėl to tirpimas dar labiau paspartėja. Tai grandininė reakcija, kurios beveik neįmanoma sustabdyti. Per dešimtmečius Batagaikos krateris vis didėjo, kol pasiekė beveik 1 kilometro dydį. Tai ilgis, kurį nurodo kai kurie tyrėjai. Pasak klimato mokslininkų, ši vieta taip pat labai svarbi, nes ji tarsi milžiniška senovės žemės laiko kapsulė. Čia buvo rasta išlikusių senovinių gyvūnų liekanų, įskaitant ledynmečio arklį ir kitas priešistorinės rūšis, kurios tūkstančius metų buvo įšalusios lede. Tačiau kartu su tuo yra ir didesnis mokslinės bendruomenės susirūpinimas. Sibiro amžinasis įšalas turi labai daug organinio anglies. Kai jis ištirpsta, gali išsiskirti metanas ir anglies dioksidas. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos dar labiau paspartina pasaulinį atšilimą. Todėl daugeliui mokslininkų Batagaika nėra tik paprasta smegduobė. Tai yra matomas įspėjamasis ženklas apie klimato kaitos poveikį Arkties regionams.
O pasak kai kurių Rusijos tyrėjų, pasauliui toliau šylant, Sibire gali atsirasti dar daugiau tokių milžiniškų žemės įgriuvų. Šiuo metu nėra praktiško būdo tai sustabdyti – kraterio didėjimą. To negalima uždengti paprastu inžineriniu projektu. Ir taip pat nėra lengva sugrąžinti amžinąjį įšalą į ankstesnę užšalusią būseną, kai jis jau ištirpsta. Laikui bėgant Žemės žaizda tik didėja. Ir su kiekviena tirpstančio ledo dalimi vis daugiau senovinio pasaulio dalių vėl iškyla į paviršių. Tuo pačiu metu pamažu silpnėja pati Arkties pamatai. Kadangi ekstremalūs orai, stiprūs lietūs ir klimato kaita įvairiose pasaulio dalyse vis dažnėja, daugelis mokslininkų mano, kad tokio tipo žemės įgriuvimų ateityje gali padaugėti. Ir nors šiandien inžinerija ir technologijos yra pažangios, vis dar yra planetos dalių, kurių mes visiškai nekontroliuojame. Nes kartais pavojingiausios nelaimės kyla ne iš dangaus ar jūros, o tyliai formuojasi tiesiai po mūsų kojomis. Ir tai yra keletas labiausiai stebinančių smegduobių incidentų, kurie tiesioginė prasme prarijo dalį pasaulio žmonių akivaizdoje. Nes galiausiai, kai žemė įgriūva, dingsta ne tik pastatai ir keliai, bet ir bendruomenės, pragyvenimo šaltiniai bei pats žmonių saugumo jausmas.